Sezono rekordas Childressas. Šitas pertraukėlės, dar viena klaida, bandant tą žaidimą forsuoti per servą. Brandonas. Išpuolis nepavykęs, Brandonas Childressas slysteli čia, kojų darbas ir kokimi. Girvesas nusimeta Brandonui Childressui, Childressas atšoka atgal ir štai. Tuo pačiu ir suprantamas jau reiškinys būtent čia, Brandonas Childressas iškelti rankas reikia, Nojui Mineikui negalima gintis nuleistomis rankomis prieš Brandoną Childressą. Taškio gauna dar vieną progą. Brandonas Childressas atakuoja Jogėlą, meta per varžovo ranką. Buvo aikštėje to didžiojo spurto metu, o čia 3 sekundės Childressas tarp dviejų varžovų, geras, stiprus perdavimas Majauskui. O taip sakykim, ties pražangos riba, labai nepatenkinti Uniklubet Juventus treneriai Childressą. Jis buvo susižeidęs ir vietoje jo prie baudų metimo linijos stojo Trašonas Turmanas, kuris pataikė. Net nežinau, ką reikia daryti man dušerniui. Matot tokį pataikį. Tas taikinys, nuo kurio eina visos pagalbos. Childressas atakuojama Tarpštavį. Reikia Neptūnui. Skirtumas mažėja. Childressas. Ai, ne. Aikštės gynyba. Taiko Alessandro Magro vadovaujama komanda prieš Sibę. Buvo atvykus į Panevėžį sezono pradžioje. Na, juolab dabar Panevėžys galės koncentruotis Maksybet. Ir aišku, gavo tikrai labai daug progų išsimesti gerus tritaškius, nemažai tų progų. Vitalijus Zotovas, Childressas čia, taiklus metas. 0 taškų, 0 rezultatyvių perdavimų ir 2 klaidos. Čia komplimentai Jonavos gynybai. Brandonas. Ir tragiškai meta tritaškius, vos 3 tritaškiai per abi komandas, Pleikys ilgą laiką baudos aikštelėje. Vėl žaisti 35 minutės net gal sakyčiau. Čia jau norėjo susakyti, kad sunkina savo žaidimą, bet klaidos pavyksta išvengti. Childressas kad jo komanda turėtų galimybę dar ir arčiau būtų šalia varžovų. Childressu, Kreišmatu, Pleikiu ir Venskumi. Childressas atžengęs Iš rotacijos naikindamas dar vieną vietą Tautvydas Baltrušaitis, Brandonas. Gavo Danusevičius, na arba bent jau labai geroje situacijoje ir Pauliaus 2 taškai, dabar jau Childresso atsakymas eina iki galo. 27, bet dar viena klaida ir jau greita ataka. Childressas tarsi žino. Surinkęs jau 10 komandos kapitonas, dar 7 atkovoti kamuoliai, 2 perimti. Daug šansų neturės, tada pat turi turėti kosminę dieną. Čia Childressas sudėtingas metimas prieš gerą Giedraičio gynybą. Gynyba vėl. Childresso gražus klaidinami judesiai ir koncentracija abiejose aikštelės pusėse. Dabar Childressas su kamuoliu. Vėl geras jo perdavimas ir dabar... Kyla statyti užtvaros Venskus. Galiausiai Childressas pats turi kurtis. Childressas. Dabar jis atakuoja Ignas Sergiūną, 2 taškai. Bizniukas vėl. Daug veiksmų pasiūlo varžovams, bet Childressas uždarinėja. Minučių nėra Pleikio. Childressas prieš Danusevičių atšokęs atgal. Ir pavyksta gerai įsimesti kamuolį ir perėti kitą aikštelės pusę. Childressas su kamuoliu perdavimas. Jarumbauskas nusimeta kamuolį, išvengdamas klaidos ir čia 3. Sunkiai gali suspėti. Girvesas šį sezoną BCFL pataikė 2 savo tritaškį iš 14. Jonavos arenai ir jos darbuotojams iš Klaipėdos fanų. Tikrai. Jeigu sezono pradžioje matėme labai gražus perdavimas. Jau šiame sezone Childressas, Venskaus užtvara. Lieka prie Rupštavičius, vienas mažas žingsnelis. Čia Childressas ieško įsikeitimo, gauna Turmaną, gauna tą, ką nori. Žingsnelis šona, metimas iš 3 taškų. Childressas kūrėsi čia su proga metimui. Erikas Venskus. Iš rankų į rankas Childressui. Childressas sumuša kamuolį į parketą, švystė. 2 pergalės jie iškovojo ne kur kitur, o čia, Telšių arenoje. Agičiaus, wow, Bizniukas dar vienas įspūdingas kovimumo pavyzdys. Kreišmantas kurį laiką buvo laisvas, bet Childressas renka linijos. Ir Childressas žengęs žingsnį atgal. Įstrigęs po krepšiu. Childressas dabar jau improvizuoja. Ojojoj. Childressas dabar su juo stapteli, atšoka ir iš vidutinio. Jonava žaidžia be DJ Brutono. Šiandien be vieno iš savo vedlių, o Brandonas šį taškai žaidimo. Bet jau turi 4 rezultatyvius perdavimus. Panašus tik tiek, kad dar niekaip nepavyksta atsidaryti. Nevėžio apti, bet o Brandonas Childressas
Atsiprašau, prieš paskutiniai pagal šios rodiklius yra Wolfswinsbet, kurios... Čildresas. Susikūrė erdvė. Kreišmonto pražanga. Taip, čia Čildresas šokdamas. Čildresas priima kamuolį, prie jo Vongas, nelengvas Čildreso metimas. Turnyrinė lentelėje Jonava, čia dabar klysta lygioje vietoje. Venskui yra Mindaugas Kupšas, jeigu puolime dar turi kažkokių tai kozerių Venskus, tai gynybo. Bet yra oi, kaip čia perskaito varžovų sumanimo Čildresas ir dar. Per beveik nepilnas 3 minutės jau sugebėjo pelnyti jau 14. Tastilis nuo žemės. Čildresas, jo atsakas. Rankų rankas, užsimestas ant nugaros Grynos, kaip gerai išvalo. Čildresas. Štai, statė užtvarė jam Kirvesas į kontaktą. Paspūdis pakilęs. Čildresas labai aktyviai ieško, gerai, randa kertantį veidą. Kamuolį atkovoja Oskaras Pleikys. Jonava, Čildreso rankose kamuolys ir rezultatas. Šumas. Briutonas nenori tuo naudotis. Čildresas iš toli ir... Tiesa, ir pastarosios rungtynėse su Utena irgi pradžioje neblizgėjo Čildresas, bet... Ir ypatingai ne... Ojojoj, ir toliau. Dar vienas Kaip nutraukinėja perdavimus Jonava. Išdago kamuolį jonaviečiai. O tai va, ramiai. Brendonas Čildresas. Čildresas 2 prieš 2. Kirvesu nespėja lysti iš po užtvaros. Zotovas. Ieškomas vienas iš metikų. Jautė kontaktą. Brendonas Čildresas. Rungtynės yra pataikęs tik 3 tolimus metimus iš 16, o Brendon... Skerasas perdavimas Blizniukui. Čildresas iš 3 taškų zonos yra. Čildresas. Tai iš toli. Čildresas, kairė ranka, Tima ir štai taip, sukuria antrą šansą komandos draugai. Ir Kreišmontas suranda Čildresą. Rungtynių momentas. Būtent. Visiškai laisvas dabar jau Brendonas Čildresas. Tai buvo proga išlyginti rezultatą, o vietoje to, kad... Ataka. Vagia kamuolį Brendonas Čildresas ir jo. Jonava juda galbūt ir į 4. vietą su tokiu žaidimu. Iki Brendonas Čildresas atima kamuolį iš Bertašiaus ranko, čia 4 prieš 1 ir... Laimėjo dvikovą po krepšiu Mikelis Kirvesas. Sulaukė perdavimo ir... Palauk, čia kova pirmajame aukšte. Aišku, kad Čildreso rankos greitesnės. Į visišką medį lipa. Čildresas 1,5 metro. Apie jį, manau, dar turėsime progų pakalbėti vėliau. Čildresas. Nori 1 prieš 1, viskas spręsti Čildresas dabar. Jo metimas ir Čildresas prieš Kovlerą. Iš vidutinio nuotolio renkasi ataku. Juoda diena, juodas vakaras. Taip. Metis. Jonava gali bėgti prieki, Čildresas pats atakuoja iš toli ir pataiko Brendo. Zona, 3 tritaškius jis buvo išmetęs vienintelį kartą. Taip, komandas vėlgi atlieka tos vadinamus Pas pereina greitai į ataką, perdavimas Čildresui vėl greičiu. Yra priekyje 2 ženklių skirtumų. Rizikingas, bet tikslus. Čildresas. Brendonas Čildresas. Kas atidavė dar perdavimą Kirvesui, čia dar vienas perdavimas Brendonas Čildresas. Apsidairė aplink galiausiai. Pastaruoju metu vis geriau ir geriau. Jaučiasi komandoje, čia dabar Čildresas atitrūksta nuo... Dar kartą Arlauskas čia, Skersas perdavimas, gera užtvara Čildresui ir taiklus metimas iš... Netaiklus metimai, dabar komandos tikrai, galima sakyti, šiek tiek siaučia ir... Jautė, kad už jo Ardžiai Kaulas. Kirvesas išsiraido. Bandymas lygiai taip pat pro šalį. Taigi rezultatas nesikeičia, koks perdavimas per... Jau būtų, kaip jau minėjau, kažkas iš kosmoso srities. O Brendonas
vėl šansas. Oi, Dar viena papildoma proga. Ir pagaliau. Iš 3 taškų zonos. Daug. Numetimo atlieka šiandieną jis. Labai gražiai čia Childress. Būtonas Arlauskui, prieš Arlauską Zakas Childressui. Childressas meta 3 sekundžių sukurti Jonovai dar kažkokį stebuklą. Childressas per nugarą 3 yra. Votas kamuolys, Childressas varžovo aikštės pusėje. Į baudos aikštelę išprovokuota pražanga. Leidžia Kęstučiui Kemzūroje remtis būtent juo svarbiausiamis ketvirto. Tikrai save pastaruoju metu Zeinas Watermanas. Brandonas Childressas irgi turi. Kitoje aikštės pusėje Jonava žaidžia žemesnių, mobilesnių ir greitesnių penketų. Kirvesas 2 taškai. Ir nesibaigus trečiam kėliniui, Childressas dar labiau pagerino. Žygimantas Skučas su 6 taškais jau pirmajame rungtynių ketvirtyje. Watermanas gali tikrai pataikyti iš 3 taškų zonos, tačiau ne šį kartą, o Childressas. Nereikia skubėti Jonavos Sibet, bet Childressas ne. Bauda, bet puolime nusiema kamuolį Sibet, Childressas. Ketvirtasis amerikiečių taškas šiandien ir Childressas. 3 minutės sužaistos, aukšta žaidimo sparta, to turbūt irgi galėjom tikėtis prieš šios serijos. Childressas su pleikiu, gražu, pleikis ne. Čia Josefas Girardas išsimeta visiškai laisvas. Nedažnai gauna tokią laisvę amerikietis, bet nepataiko. Čia geras. Labai geras. Komandai 8 net stogus išrašė žalgiriečiai. Čia groti Gagičiaus. Bet 7 perimtas kamuolys, kurį įsirašo Brandonas. Jonavos komandai, kuri yra nuostabioje formoje. Čia Childressas vagia kamuolį iš Čižausko. Vienas pats nubėga priekį. Rumbauskas ir būtent Simas prašo kamuolio baudos aikštelėje. Perdavimas nuo žemės, Oskaras Pleikį. Čia prie Childresso 2 žmonės, jis su kamuoliu nesiskiria iki dabar. Zotovas kampe laisvas. 3. Nepataiko Margeris Childressas, greitojo atako į Vataiva. Ir nukrenta kamuolys. Jonavos Sibet, antrasis šansas. Childressas prieš Lavinską. Kaip lengvai apeina į dešinę pusę. Gražų komanda. Čia Briutono prasiveržimas. Ekstra perdavimas Childressui. Parasis 2 minutės. Childressas. Gražus jo judesiai su kamuoliu pats iki galo. Childressas 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Childresso burtai su kamuoliu baudos aikštelė. Vėl gauna kamuolį panašioje situacijoje, tik šį kartą prieš Kaulą. Vėl surastas Brandonas Childressas. Tuškoks, blogas perdavimas ir Jonava vėl bėga į greitą puolimą. Childressas vėl niekas jo nepastebėjo. Tai Šiauliams 106 taškus buvo sumetę Gedimino Petrausko auklėtiniai. Suvaikščiojo ir geras perdavimas. Čia Childressas dar kartą iš toli. Šį kartą jau. O čia geras Childresso rankos ir jau pasileidžia į greitą ataką Childressas ir niekas kaip ir... Pirmaitis ir viskas baigėsi Wolves Twins, bet klaida. Jarumbauskas, Blisniukas Childressui ir 4. Childressas toliau bando prisitaikyti. Dabar plus 17. Jonavos Sibet, Childressas žais iki galo, atakuoja Nedą Montvilą ir... Metimas netaiklus, Childressas. Galiu suprasti, jog aišku varžovas galingesnis, bet atsitverti tikrai turi geriau, o čia iš tikrųjų būtų dar kartą pamatyti tą epizodą, bet čia Childressą Childressas. Tolima vidutinio nuotolio. Jonaviečiai. Childressas, dar viena proga. Čiukšt, kamet. Čia prieš Jonavos komandą. Childressas iki galo, Briutonas, Miniotas perimetre. Ir Childressas į kairę. Sustoja vidutinėje distancijoje, meta ir pataiko. Nėra kažkas, ko Jonava vengtų. Pats atkovoja Kirvesas kamuolį, panetaiklaus. Vėl Childressas bando imtis iniciatyvos. Įsijungia dabar, kada labiausiai to reikia komandai. Childressas kitoje pusėje įveikia. Jogėla klysta lygioje vietoje, atrodo Childressas iš toli. 3 taškai. Unika. Natūralus mineralinis vanduo. Prasidėjo antroji mačo pusė. Brandonas jau arčiau krepšio, nugarai krepšį dar šiek tiek pažaidžia, bet štai tokį susikuria labai gerą metimą iš vidutinio.
Childressas atsivaro kamuolį. Neskuba Jonavos ekipa ir vėl išvedamas Brendonas. Perdavimo Briutonas Brendonui Childressui, Childressas ir... Kingai Žiraras nuo lentos čia kaip treniruotėje. O dabar Childressas. Taiklus tritas ūgis, nebus tokių skirtumų, greičio skirtumų galbūt aikštelėje. Kartais verta pamanyti ir tai. Būtent ta Jonavos atmosfera, bet na, gal kažkiek įpūtė bent šiek tiek tokio pasitikėjimo savo. Otavos gal nebent išmetė. Jarbauskas Childressui, jis turi daugiausiai erdvės šį vakarą. Brendonas Childressas atakuoja Vytenį Lipkevičių, palieka už. Childressas nespėjo prie jo laiko. Childressas sitraukė ten gražiai nuo Andrew. Kyla į viršų Majauskas, dar 1-2 prieš 2, eilinis pasikeitimas gynyboje ir bandomas atakas. Labai seniai nepirmavo, tiksliau labai ilgai nepirmavo šiose rungtynėse. Buvo pataikęs 7 tritaškius iš 12. O čia Brendonas Childressas. Jau kito aikštelės pusė, Bliusniukas po krepšių čia suranda Childressą. Oh yeah! Perskato, kaip ir matėm šį kartą čia Bliusniukas prieš Bazdeikį, 1-1, nusimeta Childressas. Childressas dar kartą iš toli. Dar vienas čia. Ir sudėtingas Childresso metimas išprovokuoja pražą. O tuomet Wolves iš Alytaus keliai buvo susikirtę. Dabar Childressas Pleikių užtvara, geras perdavimas Pleikiui ir... Apskritai, iki šių rungtynių su Jonavos marškinėliais buvo pataikęs 3 iš 17. Erikas... Kažkokiu būdu pramestas metimas iš pagrepšio neleidžia Vilkam pelnyti taškus. Childressas greitoje atakoje, 3 taškai. Bet galų gale jo jis nepasiekia. Childressas gali išsimesti iš toli. Vėl metė 9 baudas šį sezoną, visas buvo pataikęs. Childressas žaidžia pats. Kailės. Šiaip jau labai panašius derinys, kaip dydžiai Briutonai naudoja Jonavos komandą. Pridėti. Dabar vėl jonaviečiai pasileidžia ataką. Rezultatyvų perdavimą Childressas įsira. Childressas prieš jį Ugagičios. Puikiai Childressas tenai. Tako dabar tiesiog aukštaugiai pasidalina kamuolio ties vidurio liniją ir lieka vos kelios sekundės atakai. Childressas iš nuotolio. Groja pirmojų smuikų, dabar jau Sibet ekipai reikia mini stebuklą ir tą mini. Šilpukai tyli, dabar Jonavai reikia greitų taškų. Ten Childressas lenda tarp užtvarų, metų iš toli. Toliau, sako, išspręsiu čia reikalus pats vienas. Iki galo žaidžia Childressas 2, pilna ir vis tai va užsivedusi tiesiog va reguliaraus sezono pabaigos. Jonavos komanda. 12-11 kol kas čia. Nutraukė perdavimą. Jonava vėl greitai kūrė ataką. Baudos aikštelėje ir atkovojęs kamuolį suranda Rupštavičių, bet perima 5 savo kamuolį šį vakarą Brendonas. Saugoj, bet ima kamuolį nuo Jonavos Sibet ir dabar jau užtaisė. Kažkiek galbūt nepavyko ir su Kirvesu, leidžia mesti ir nenori duoti būti. Pasidairo, kam geriausia atiduoti kamuolį, padaro tai Childressas, taip. Ryto baubas iš Citadelė KMT, ten virš 40 eurų. Kirvesas, Randolfas su Childressu. Į kontaktą. Brendonas Childressas. Pusė antrojo kėlinio. Brendonas Childressas iš toli ir... Susitraukė, bet čia puikus epizodas gynyboje ir 3 prieš 1. Childressas pats užbaiginėja ataką.